Labą dieną, esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC. Šios dienos pamokoje parodysiu, kaip greitai su dirbtinio intelekto pagalba perrašyti tekstus, kada darome reklamą ar kažkokius reklaminius produktus su Adobe Express programėlė. Tai kad nešnekėčiau, iš karto rodyčiau, dalinuosi ekranu. Kažkaip. Tikiuosi, mano ekranas matosi. Aš jau esu pasiruošusi, atsidariusi Adobe Express programos langą. Šitame lange kūriau naują Facebook'ui skirtą įrašui reklamą. Pasidariau naują kairiai pusiai. Pasiieškojau pagal raktažodį IT Lessons kažkokių šablonų ir vieną šabloną pabandysim panaudoti. Paieškose aš ieškojau ir nemokamų, ir iš premium srities variantų, bet galite nuimti varnelę premium ir ieškoti tik tai iš nemokamų variantų ir pasikeisti, jeigu jums atrodo kitas variantas geresnis, pasikeisti. Bet mūsų šiandien pamoka apie tekstus. Tai mes jau kažkokį šabloną turim, norime pakeisti tekstus. Tiesiog reikia perrašyti, kur jau pas mus laukelis skirtas tekstui, tai va vietoj to mes ten galime perrašyti tekstai. Pavyzdžiui, noriu pakviesti į maketavimo mokymus. Taip, maketavimo mokymai. Ir man per trumpas, per ilgas tekstas, aišku, aš galiu ten visą, tarkim, pamažinti, padidinti, tačiau man gal reikia 3 eilučių ar kažkokio kitokio kvietimo. Pasižymime tekstą ir yra mygtukas Rewrite ir dabar jisai manęs klausia, ką aš noriu. Noriu patrumpinti, noriu pailginti, šiuo atveju norim pailginti, norim akademinį stilium parašyti, norim labiau asmeniškai. Gal nesirinksim jokio stiliaus, tiesiog pabandysim, kad jisai pailgintų. Spaudžiam Generate ir jisai pabando maketavimo mokymai ir praktika, profesionalūs mokymai, kūrybingi maketavimo mokymai. Man, tarkim, pirmas variantas patinka, uždedu varnelę, spaudžiu Replace ir man jisai tai ir pakeičia. Shift-enter. Ir visą laiką pagal maketavimo mokymus tas ir turėtų būti kitoj vietoj. Jeigu mums norisi jau tenai, kaip ten buvo, spalvą pasikeisti, galime pasiieškoti pasikeisti spalvą, galime didžiasias raidės, bet paliekam ramybėj, tvarkysim paskui. Kitoj vietoj irgi norim tekstą. Vietoj šito teksto irgi norim pasirašyti, kad prisijungite prie įdomių seminarų ir kažkaip tiesiog bandom rašyti prisijungite prie seminarų ir žiūrėsim, ką pasiūlys. Prisijunkite prie seminarų. Tam prie, blogai parašiau. Prie seminarų ir lygiai tuo pačiu būdu pailginti galima akademinį. Dabar išsirenkam dar akademinį. Ne? Jau prašome prisijungti prie mūsų išskirtinių ir įdomių seminarų renginių. Dėmesio kviečiame prisijungti prie mūsų prabangių ir konstruktyvių seminarų. Maloniai kviečiam prisijungti prie mūsų informatyvių ir nepaprastų seminarų. Tai išsirenka, taip, dar nepatiko, dar galima perrašyti. Bet darant visokias reklamas, be galo svarbu žinutė, bet ta žinutė, kad būtų tame plote, kad užsipildytų. Kaip mano šablonė čia buvo 3 eilutės, labai gerai, kad būtų 3 eilutės. Jeigu čia pas mane buvo tokios 5 eilutės, čia gal dar viena eilutė gali būti ilgiau, tai ir pasistengim į tą plotą, taip pat tą tekstą ir sudėti. Toliau, aišku, jau šitoj vietoj mes tiesiog turbūt galime išmesti ir nuspręsti, kad man šičia reikia įsidėti logotipą, ar ne, vat man tinkamas logotipas, tai
be viso to gero teksto dar būtų gerai, kad nesugadintumėt bendro dizaino ir viskas čia būtų. Prisijunkite interneto svetainę. Tai šiandien tiek apie reklaminių tekstų perrašymą iš karto Adobe Express programoje parašius mygtukas Rewrite. Daugiau pamokėlių galite rasti mūsų ITMC YouTube kanale arba apsilankykite mūsų mokymuose ITMC mokymai LT.